senai nerodžiau, ką parduodam internetu. Tai, aišku, jau vakar dienos visos siuntos buvo supakuotos, dabar per vakarą tik 6 krito, bet pasižiūrėsim, ką mes čia pardavėm. Pirma siunta mūsų utilizacinio Dodge Caliber variklio valdymo blokas. Tai siunta supakuota ir jinai keliauja į Portugaliją. Ir tuo dar noriu jums dar kartelį parodyti mūsų super siuntų etikečių spausdintuvą. Labai džiaugiuosi juo ir primenu, kad galite įsigyti AutoPP su mūsų nuolaidos kodu Autospela. Tai toliau turime Taurego pičiuko ventiliatorių ir jisai keliauja į Prancūziją. Toliau Mercedes Vito sėdynės rėmas vėl keliauja į Prancūziją. Toliau A7 apdailos keliauja į Kaišiadorys. Tai va, vienas žmogelis nusipirko 3 apdailas, pridėsiu jam dar kvapuką. Jau vengiam juos dalinti, nes čia dar mūsų senas logo, o Autoferma yra dar Vilkaviškė, todėl mes dabar esame Autospela. Nu, bet kvapukus reikia išnaudoti, jie faini, tai padovanosim dar šį kartą. Q5 priekinis žibintas keliauja prie jūros į Palangą ir Q5 oro kondicionieriaus mazgelis keliauja į Kretingą. Bepakuojant krito dar Fiat Ducato veidrodis ir keliauja į Prancūziją. Šiandien daug darbelio nebuvo, Daimantė išvežė, nes šaunuolė vakar viską supakavo. O aš primenu, kad AutoPP savo elektroniniai produktai suteikia 10% nuolaidą su mūsų nuolaidos kodu Autospela. Štai tokiems spausdintuvams siuntų etikečių, burbuliniai plėveliai įvairių dydžių ir siuntoms detalėms laikyti skirtoms taroms. Kaip čia pas mus yra? Nu va, tokios dėžės yra 3 skirtingų dydžių.